Sveiki atvykę į Massey Ferguson vaizdo įrašų seriją How-To. Šiame vaizdo įraše kartu sužinosime, kaip sureguliuoti ir naudoti DINA 7 transmisiją. DINA 7 transmisija yra pusiau galios perjungimo transmisija su 4 diapazonais ir 7 galios perjungimo pavaromis. Šią transmisiją galima naudoti rankiniu arba automatiniu režimu. Rankiniu režimu variklio sūkių dažnį valdote akceleratoriaus pedalu, o pavaras perjungiate vieną po kitos, naudodami impulsus multipat svirtimi. Paspaudus į antrąją įpjovą, traktorius perjungiamas 2 pavaromis. Tas pats procesas vyksta ir tada, kai norite perjungti žemesnę pavarą. Perjungimas iš vienos pavaros į kitą atliekamas bakstelėjus multipado svirtį, panašiai kaip ir perjungiant pavaras. Automatiniu režimu komandą pirmin galite duoti multipad valdikliu arba akceleratoriaus pedalu. Traktorius perjungs pavaras vieną po kitos, pagal apkrovą pritaikydamas geriausią įmanomą variklio sūkių dažnio valdymą. Jei multipad valdiklį nuspausite iki antrosios pakopos, traktorius įjungs veimas nustatymą, kuris prietaisų skydelyje matomas žaliai paryškintas. Multipad valdikliui suteiktas nustatymas yra fiksuotas. Jei norėsite sulėtinti greitį, turėsite laužti arba traukti svirtį. Ir atvirkščiai, naudojant akceleratoriaus pedalą, nustatymas seks paskui pedalą. Jei visiškai atleisite pedalą, nustatymas sumažės iki pradinio greičio vertės. Toliau galima pasirinkti 2 naudojimo profilius – lauko profilį, kurį vaizduoja plūgas, ir kelio profilį, kurį vaizduoja priekaba. Naudodami plūgo profilį, būsite užfiksuoti viename diapazone, kurį apibrėžia nustatytas paleidimo greitis. Šis diapazonas prietaisų skydelyje rodomas žaliu segmentu. Šio režimo tikslas išvengti diapazono keitimo įjungimo, kai naudojate traukos programą, nes tai gali sukelti nepageidaujamą sukimo momento pertrūkį. Galimi tik pirmasis, antrasis ir trečiasis diapazonai. Diapazoną galite keisti stumdami multipad svirtį, laikydami jos gale esantį patvirtinimo gaiduką. Priešingai, kelio profilyje galite naudotis visais diapazonais. Norėdami atlikti nustatymus, eikite į pagrindinį meniu, tada į perdavimo meniu. Visi šie nustatymai nepriklauso nuo skirtingų važiavimo režimų ir naudojimo profilių. Juos reguliuoti turite patys, atsižvelgdami į naudojimo paskirtį. Pirmiausia, galite nustatyti važiavimo pirmyn ir atgal pradžios greičius. Šie greičiai išreiškiami transmisijos santykių ir turėtų būti tame pačiame diapazone. Tada galite reguliuoti jautrumą greitėjimui ir lėtėjimui nuo mažo iki didelio. Šis nustatymas galimas tik automatiniu režimu. Taip pat galite nustatyti programuojamus greičius C1 ir C2, kurie galimi tik automatiniu režimu. Taip pat didžiausią greitį, spustelėdami ant rodomų greičių. Jie rodomi kilometrais per valandą. Antrajame transmisijos meniu puslapyje rasite priekinio ir atbulinio riedėjimo agresyvumo nustatymą. Taip pat pavarų perjungimo galios perjungimo diapazonuose agresyvumo nustatymą. Šis nustatymas galimas tik rankiniu režimu. Galiausiai galite įjungti arba išjungti stabdymo į neutralią padėtį funkciją, paspausdami stabdžių pedalus. Dabar esate pasirengę visapusiškai mėgautis šią transmisiją lauke. Atėjo jūsų eilė išbandyti.